Labadiena, gerbiamas dailininkas ir jo artimieji. Iš tikrųjų patekau tarsi į šventovę, į Partenoną, kuriame viena po kito mainosi erdvės. Kiekvienoje iš šių erdvių atsiveria naujas pasaulis. Iš tikrųjų, tie nuostabūs medžių dialogai, kurie daugelį dešimtmečių mus priverčia keliauti Leono Striogos takais, yra tokie jaukus, tokie mums artimi, mūsų visai tautai, kad visada pagalvoji, jog vieno žmogaus rankomis taip pat įmanoma pastatyti didelę šventovę. Aš noriu papasakoti vieną epizodą iš Druskininkų, kada ne vieną parodą esam rengę kartu su autorium Jonyno galerijoje. Štai toks epizodas. Paroda, kuri vadinosi Kelionė, nežinau kaip čia bus, bet pas mus buvo tiesioginė ta prasme suplėšyta žiūrovų, ją veržėsi turistai, užsienio, kurių labai gausu mūsų mieste. Jie veržėsi meno žinovai ir pagaliau netgi paprasta publika, kurios nedažnai išvysi mūsų parodų salėse. Ir štai toks momentas. Atminusi 10 kilometrų nuo Radničios, nešdama rankose batelius, duris praveria labai paprasta lankytoja. Jinai basa pasideda tuos savo batelius ir labai atsargiai nusivaliusi smėlėtas kojas žengia į galeriją. Patikėkit, jau daug dešimtmečių dirbu meno šventovėse, vienoje ir kitoje, tačiau tokio vaizdo tikrai nei kur nors pasaulyje nebuvau išvydusi. Jinai pasakė tik tiek. Aš žinau, kad čia veikia labai man žinomo dailininko paroda. Aš noriu pamatyti tas skulptūras. Ir matytume su kokia pagarba, su kokiom viltingom akim jinai nuėjo į ekspoziciją. Ir tuo metu aš prisiminiau, kaip prieškarį Galaunė vežė mūsų tautodailės skulptūras į skandinavų šalis, ir kur ten lankytojai tiesiog meldėsi prie mūsų dievukų, prie mūsų tų liaudies meistrų sukurtų skulptūrų. Čia gavosi kažkas irgi ypatingo. Žmogus pilnai valdęs profesionalią skulptūrą, pajėgus sutraukti savo kūrybą tokias žmonių mases, tarp kurių gali būti ir labai iškilūs meno tyrinėtojai ir visiškai paprastas žmogus. Na, ką dar galėčiau pridurti, kai tiek metų esame pažįstami. Visi žinom tą paveikslą Čiurlionio bičiulystė. Ir tas rankas, kurios ištiesusios laiko saulę. Visada, kai pas mus į Čiurlionio memorialinį muziejų atvyksta vaikai, jaunimas, mes klausiame, ar jums kas nors, bet taip atnešė tiesiog, padavė tą saulę. Ar jūs esate tą patyrę, tą bičiulystę, tos šiltus spindulius? Labai retas, kuris pasidžiaugdavo, kad tikrai tą visą yra patyręs. Toks laikmetis, nieko nepadarysi. Aš be galo didžiuojuosi, kad esu šitų spindulių, šitų gerumo, šito nuostabaus žmogaus ir skulptoriaus šiltų spindulių esu patyrus su kaupu. Aš laikau, kad netgi mano biografija galėjo pakrypti kitaip, jeigu aš nebūčiau sutikusi Leono Striogos. Nuostabus tos šeimos vidiniai impulsai, vidinės versmės, kurių negali pamiršti, ar būdamas Kaune, ar toli už Atlanto, ar vėl sugrįžęs į savo gimtasias vietas. O šiandien aš noriu prisiminti jį ir kaip, ne tik kaip didelį ir labai aukštai pakilusį skulptorių, bet noriu priminti visiems, kad Strioga taip pat, būdamas nacionalinės premijos laureatas, geba dirbti ir su visiškai visuomenės, kaip sakant, neįgaliaisiais. Kaip mačiau, kaip darė savo skulptūras ir vedė pamokas proto negalią turinčius ir globojo šiuos nelaimingus vaikučius, kurių paroda vėliau nukeliavo taipogi net į Briuselį.
Aš stebėjausi, juk tik ant tokių, būtent ant tokių žmonių ir laikosi žemė. Na, o šiandien aš noriu savo lankstinukę paminėti vieną citatą, su kuria mes su Leonu tiesiog grūmėmės, sakė, aš nevertas, man nereikia, man tie dideli vardai yra tolimi. Jūs kuklumas, Leonai, labai puošia ir tik su Dalia įveikiam, kad šitą citatą liktų. Todėl ją ir paskaitysiu. Man rodos, kad šie Marcelijaus Martinaičio žodžiai labai gražiai atspindi ir šios ekspozicijos charakterį. Rodos, kad čia susirinko visa tauta, persirengusi pranašų, šventųjų ir kankinių drabužiais ir laukia tik ženklo, kad pajudėtų, prakalbėtų. Panašų įspūdį darė didieji epiniai veikalai, kuriuose tarsi susirenka vieno laiko tipai, herojai ir dievai, tarsi Iliadoje, dieviškoje komedijoje, Fauste ar mūsų Donelaičio metuose. Į šį visuotinį susirinkimą jie suėjo iš visos Lietuvos, kaimų, laukų, kryžkelių ir pamiškių, paskutiniai paliko nykstančias sodybas. Taip rašo Marcelijus Martinaitis, o aš pilnai pritariu šitiems žodžiams. Manau, kad ir jūs tą patį pajutote. Visi mes šitoj parodoje esame reikalingi, visi esame tos parodos dalis, kartu su šitais personažais, kartu su autorium ir su šia nuostabia šeima. Sveikinu.